Taigi pradėkime nuo to, kas iš viso yra runos. Tai runos yra senas alfabetas. Kaip mes turime savo abėcėlę, kaip kitos šalis tautos turi savo abėcėlę, taip ir germanų tautos, skandinavai turėjo runas. Taip pat ir Lietuvoje yra keletas pavyzdžių, kad buvo naudojamos runos. Tai tiesiog yra labai senas alfabetas, kurio istorija prasideda jau 1 amžiuje. Galima rasti įrodymų, kad žmonės naudojo runas. Tačiau runos nėra tik tai raidės. Kiekviena runa buvo siejama su tam tikra energija, senesniais laikais dievybėmis, tam tikrų archetipų, tam tikra energija. Tai kaip numerologijoje skaičiai turi tam tikras reikšmes, tam tikrą energiją, lygiai taip pat ir runos turi savo energiją ir savo reikšmes. Tai runos nuo seniausių laikų buvo naudojamos įvairiems būrimams, ateities spėjimams, taip pat patarimų, prašymų iš visatos, iš aukštesnių sluoksnių. Ir, iš tikrųjų, runų pritaikymas yra labai platus, nes galima užduoti klausimus ir išsiaiškinti tiek įvairiausius dalykus apie santykius, apie darbą, apie gyvenimo kryptį, apie karmą. Iš tikrųjų, galėčiau vardinti labai ilgai, ką runos gali parodyti, bet tai yra realiai, būrimo įrankis, kaip ir, pavyzdžiui, taro kortos, kaip ir orakulo kortos. Tai runos yra labai energetiškai stiprus dalykas, lyginant su taro kortomis, su orakulo kortomis, jos turi ilgą, seną, gilią istoriją ir, lyginant, pavyzdžiui, su taro kortos yra labai jaunos, jos turi pakankamai neilgą istoriją, jeigu pasižiūrėsime į runas ir į taro kortas. Aišku, negaliu sakyti, kad jeigu mažiau istorijos arba mažiau metų, tai kažkuo tas įrankis blogesnis. Tikrai ne. Aš čia tik šiaip sakau, kad runos yra labai ilgą istoriją turintis įrankis ir labai stiprią energiją turintis įrankis. Tai ką galėčiau pasakyti apie patį runų ar orakulo kortų skaitimą? Tai, kiekvienas specialistas jie atlieka skirtingai, kiekvienas turi savo technikas, savo metodus ir taip toliau, bet kaip aš atlieku, tai mano runų ir orakulo kortų skaitimas pagrinde vis tiek orientuojasi į runas. Tai, kad ir koks bebūtų klausimas, kažkokia tai problema, priklausomai nuo žmogaus, nuo dėlionės, nuo situacijos, aš vis tiek darau didžiąją dalį skaitimo iš runų ir tada, jeigu dar reikia kažkokios papildomos informacijos patikslinimo, dar traukiu keletą orakulo kortų. Arba taip pat kartais būna, kad pabaigoje duodu patarimų tam tikrai situacijai vėlgi iš orakulo kortų. Kartais pasitaiko ir taip, kad netraukiu jokių orakulo kortų, darau skaitimą tik iš runų, tiesiog, nes energetiškai nėra poreikio dar traukti orakulo kortas, jeigu viskas aišku ir iš runų. Ir kodėl mano skaitimai orientuojasi būtent į runas, nes jos duoda aiškesnius atsakymus ir šiek tiek tikslesnius atsakymus. Kartais pasitaiko, žmonėm kyla kažkokių baimių, jie galvoja, ar aš čia galiu eiti į dėlionę skaitymą, jeigu esu tikintis žmogus, arba ar aš čia, nežinau, kažko tai neprisiveiksiu, kokios čia energijos veikia tame runų skaitime. Tai noriu pasakyti, kad darant runų dėlionę skaitymą, bent jau pas mane, sakau, negaliu kalbėti už visus žmonės, viskas yra orientuota į teigiamas, į pozityves, į šviesias, į angelų energijas. Tai yra kreipiamasi į jūsų aukštesnį aš, į jūsų sielos vedlius, į gerasias energijas ir prašoma pagalbos, kažkokio tai patarimo.
Tai aš niekada nedirbu su jokiomis neigiamomis energijomis arba iš kažkokio tai negatyvaus jausmo kylančiomis energijomis. Be to nėra taip, kad jūs reikalausite kažkokio atsakymo ir runos jums jį būtinai duos. Kadangi aš darbuojuosi, sakau, su aukštesnėmis visatos energijomis, su pozityviomis energijomis, aš pirmiausia paklausiu, ar iš viso galima klausti jūsų klausimo, ar iš viso galima daryti tą dėlionę. Ir tik jau po to darbuojuosi, kai atsakymas būna teigiamas. Be to, kartais yra tokių, aišku, tai nėra dažnas labai atvejis, bet pasitaiko, kaip pavyzdžiui, runos rodo, kad tiesiog tam žmogui atsakymo geriau nežinoti, jo sielos evoliucijai arba tiesiog jo energijai, tai tada runos ir sako ne. Tai viskas vyksta pagarbos aukštesnėms energijoms principų. Kaip sakant, kad klausimai būtų užduodami ne vien tik tai iš ego, bet iš kažkokio tai impulso, kažkokio tai dalyko, kuris padėtų žmogui tobulėti, prie kažko tai geresnio prieiti arba sužinoti kažką, kas jam galiausiai ilgoje perspektyvoje padėtų išsiaiškinti kažką. Tai esmė viso to skaitimo yra, kad aš susijungiu su tomis energijomis, įsiklausau į jas ir tada tiesiog leidžiuosi vedama jų, kad pasakytų kažkokį tai atsakymą ir padėtų daryti man dėlionę. Tai tiesiog vedama tų energijų išdėlioju atsakymus ir tada paaiškinu juos klientam, kągi visą tai reiškia, kas bus arba ko nebus, ko reikėtų tikėtis, arba tiesiog apie pačią tam tikrą situaciją. Apie runas ir orakulo kortas būtų galima labai ilgai išsiplėsti, tai aš taip trumpai stengiausi atsakyti. Tai tikiuosi atsakiau šį klausimą ir kai kuriems žmonėms kažkas galbūt aiškiau pasidarė.